Alaskan. Žvejo apranga šaltam ir labai šaltam orui. Alaskan. Naujiena Lietuvoje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Nors ir esame šiuo metu prie ežerėlio, ant kurio užsitraukęs ledas, tačiau užlipti ant ledo dėja neįmanoma. Nors be žuvies šią savaitę tikrai nelikome. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje žūklė jūroje, kurią mūsų komanda įsimins ilgam. Šis lašišų žūklės sezonas Baltijoje gan audringas, todėl nežinai, ką rasi atvažiavęs, negali pasitikėti prognozėmis, o kai jau stovint jūros kranto, kitos išeities nėra. 3 kart spjauni per petį ir plauki į vandens platybes. Nors kamavo didelės bangos, vėjas ir visą dieną pliaupęs lietus, tačiau Neptūnas neliko abejingas ir padovanojo labai gražių žvejiškų akimirkų. Žūklės malonumai ir negandos, bei pokalbis apie lašišas su mokslo žmonėmis jūsų laukia laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Poledinės žūklės sezonas nenumaldomai artėja, tad laikas atnaujinti įrankių arsenalą. Kompanija Larus pristato žieminių spiningėlių serijas Frost, Ice Flex ir Spiritual. Šių modelių ypatybė – nuo rankenos viršūnės link plokštėjantis blankas. Tokiu būdu ties rankena išlieka didelis tvirtumas, o plokščia dalis leidžia gerai jausti masalo darbą bei užtikrintai valdyti užkibusią žuvį. Žieminių Larus spiningėlių esama įvairių ilgių, dizaino, akcijos tipų ir rankenų konstrukcijų, tad kokį plėšrūną begaudytumėte, tikrai rasite sau tinkamą įrankį. Ledo grąžtas Aidabur tai dar vienas puikus žvejo pagalbininkas, pasižymintis ypatingai aukštos kokybės komponentais. Kaltiniai Aidabur peiliai pagaminti iš legiruoto plieno, jų kampai nelūžinėja, nes yra užapvalinti. Grąžto šnekas yra vientisas ir tylus, padengtas ypač atsparia antikorozinė danga. Aidabur aprūpintas gumuotomis rankenomis bei medžiaginių užvalkalų darbiniai grąžto daliai. Aidabur tai 100% kokybės garantija. Žieminę masalų dėžutę verta papildyti ir Jekyll masalais. Vienas garsiausių Japonijos voblerių gamintojų kviečia išbandyti vertikaliai gramzdinamų masalų seriją Lake Police. Jekyll ežero policininkas pasižymi žemo dažnio vibraciją, kuri žiemą pasyviam plėšrūnui neatrodo įkyri ar atgrasi. Žieminių Larus produktų, meškerėlių, ričių, Aidabur grąžtų, Jekyll masalų ieškokite žūklės reikmenų parduotuvėse ir internete www.larus.lt. Čia laida apie žūklę. Šių metų žiemos pradžia nei šiokia, nei tokia. Nei tai žiema, nei tai vėlyvas ruduo. Ledas tai užsidengia, tai vėl nutirpsta, bet kokiu atveju ant jo lipti yra labai pavojinga. Tačiau yra vienas vandens telkinys, kuris praktiškai niekada neužšąla. Žinoma, tai mūsų motulė Baltijos jūra. Apie galbūt ekstremaliausią mūsų išvyką į Baltijos jūrą ir papasakosime šioje laidoje. Nors šiandien ir kalbėsime apie Baltijos jūros bangas ir jose nardančias karališkas žuvis, tačiau šįsyk siužetą pradedame nuo nedidelio ežerėlio, kuris jau spėjo padovanoti pirmojo ledo džiaugsmus. Norėtųsi tuo ledu džiaugtis ilgiau, tačiau po kelių dienų atvažiavus vaizdelis vėl nekoks. Šėliojantys žiemos orai nutirpdė tą darbą, kurį vargais negalais sugebėjo padaryti lengvas šaltis ir deja stovime ant kranto. Gruodžio vidurys, gruodžio antroji pusė, jau tas laikas, kai norėtųsi drąsiai įlipti ant ledo, kai norėtųsi pradėti poledinę žūklės sezoną, tačiau oro sąlygos šiemet tokios, kad taip pašąla, regis jau nuteikė visus tam pirmajam ledui ir štai žiūrėk jau vėl +7, +8 laipsniai šilumos, lyja lietutis, viską tą, kas jau užšalo, jau paplauna. Ir ledas tai atsiranda, tai vėl jo nėra. Žinoma, yra tokių drąsuolių, galbūt kažkur Aukštaitijoje, kurie jau
trečią kartą šventė pirmledį, lipom to vadinamojo pirmojo ledo. Man teko tik vieną kartą dar užlipti šiemet, tačiau, ledas tikrai dar labai pavojingas, rizikinga ant jo žvejoti, nes kol jis dar pilnai nesustiprėjo, tiesiog gal reikėtų nerizikuoti, palaukti, pakentėti, tas kirbindas graužia tave iš vidaus, nori įlipti, tačiau paklausykime proto balso ir palaukime, pakentėkime. Vis tik dar dabar tęsiasi atviro vandens sezonas ir visų pirma tai pats įkarštis lašišų vilkiavimo jūroje. Na ir mes tokio momento nepraleidžiam ir visuomet, kai tik oras leidžia, pakuojamės valtį, katerį ir leidžiamės į jūrą lašišų vilkiauti. Vos tik lašišų sezonas prasideda jūroje, ši žinia mūsų nebepaleidžia. Ilgai laukia tinkamų oro sąlygų lango, vieną panašų, bet rizikingą epizodą ištaikėme ir štai mes vėl plaukiame jūros vartų link. Jau Klaipėdos uoste supratome, kad žvejyba nebus paprasta ir mes neklydome. Net filmuoti operatoriui pavyko tik su veiksmo kamera, nes iš dangaus ir iš jūros į valtį patenkantis vanduo skalbė kaip reikiant. Na ir kai tokios oro sąlygos, permainingi orai, tai su jūra dar didesnės problemos. Yra daug tinklapių, kuriuose galima pamatyti gana, sakykime, patikimą orų prognozę, tačiau 3 tinklapiai gali rodyti visiškai skirtingą prognozę. Ir apsispręsti, ar važiuoti žvejoti lašišų jūrą ar ne, yra labai sunku. Tiesiog kartais tenka rizikuoti. Žinoma, bepigu yra žemaičiams, vietiniams gyventojams pajūryje, kur gali tiesiog pasižiūrėti į dangų, tiesiog pasižiūrėti į jūrą ir nuspręsti išplaukti ir sužvejoti žuvį. Žinoma, jiems sezonas gal netoks geras kaip pernai, kaip užpernai, kalbant apie orus, tačiau tikrai manau, kad galimybės yra gerokai didesnės. O mes, kai tik tai gaudom galimybę, lekiam ir bandom žvejoti. Na ir šį kartą galėčiau pavadinti šią žūklę, lašišų vilkiavimo žūklę Baltijos jūroje, galbūt viena ekstremaliausių mano žūklių, kalbant apie lašišų žūklę Baltijos jūroje, nes tiesiog oro sąlygas buvo tokios, kaip žvejai sako, ribinės. Ribinės tai reiškia, kad buvo, vėjas, jeigu šiek tiek dar stipresnis, tuomet jau reikėtų tikrai skubiai vynioti meškeres ir bėgti nuo vandens, ir lietus. Visą dieną lietus. Žodžiu, visą dieną šlapės, visą dieną taškymas, visą dieną siubavimas, supimas, žodžiu, sąlygos, kokių nelinkėčiau nei vienam žvejui. Tačiau nežiūrint į tai, nežiūrint į tokias ekstremalias oro sąlygas, žvejų tikrai ant vandens labai daug. Jūroje matėme tikrai ne vieną vilkiaujantį kateriuką. Žvejai, lygiai taip kaip ir mes, nutaikė momentą, jeigu tik tai jūra šiek tiek leidžia, duoda galimybę, lėkė į jūrą ir bandė kažką sužvejoti. Taip, orelis papuolė nesaldus. Gal kateryje su nedidelė kajute viskas būtų paprasčiau, tačiau atviroje valtyje lietus ir jūros vanduo prausė lyg vonioje. Skrandžio tvirtumą tikrino bjaurios bangos. Žiūrint į filmuotą vaizdą, tas efektas įžiūrimas sunkiai, tačiau svarbiausia tai, kad žvejoti būtų įmanoma ir tokių, švelniai tariant, nutrūkusių meškeriotojų aplink pilna. Dar prieš 5-6 metų sutikti jūroje vilkiaujantį laivą, katerį, tiesiog, buvo retas atvejis, jų buvo labai mažai. O dabar, kuo toliau, tuo daugiau katerių sutinkami, tas lašišų žūklės vilkiavimo virusas labai plinta. Tikrai, katerių su kiekvienais metais daugėja vos nesakykime geometrinė progresija ir tai rodo, kad lašišos jūroje tikrai yra labai daug, kad ją sužvejoti įmanoma ir netgi, gal nebūt ne kiekvieną žūklę, gal kas antrą, kas trečią žūklę tikrai galima sužvejoti vieną kitą karališką žuvį ir didelį ačiū reikėtų pasakyti mokslininkams bei aplinkosaugininkams, kurie ir saugoja lašišą, ir veisia, deda daug pastangų, kad mes žvejai galėtume tiek jūroje, tiek žvejodami sezono metu upėse galėtume sužvejoti vieną kitą karališką žuvį. Rudenį garsiojo lašišadienio metu pakalbinome vieną galbūt labiausiai informuotų ir žinančių viską apie lašišas, galbūt ne viską, bet tikrai labai daug žinantį žmogų, tai yra Antaną Kontautą, kuris papasakojo apie tai, kaip yra vykdomi darbai, kas yra daroma, kad mes žvejai, tiesiog galėtume džiaugtis žvejodami lašišą. Ir tie faktai, kuriuos mums išdėstė Antanas Kontautas, turėtų sudominti ne tik jūroje vilkiaujančius, bet ir upėje spiningaujančius lašišą žvejus. Anot mokslininkų, didžiausia grėsmė Baltijos lašišų populiacijai iškilo tuomet, kai mūsų upėse išdygo didžiulės užtvankos. Karališko žuvies ištekliai mažėti pradėjo kritiškai ir teko kažko imtis, mat laukinių lašišų populiacija atsirado ties išnykimo riba.
atsirado užtvankos ir mūsų ta lašiša, kuri plaukia neršti Nemuną ir didžiulės bandos susikaupdavo ties Kulautuvą, beplaukiančius į viršų ties Vilkyje, paskui ties Birštonu. Ir tenais tuo metu žvejoja verslininkai, pagaudavo didesnius kiekius, būtent tose vietose šitos žuvies. Na ir kada buvo pastatyta Kauno hidroelektrinės užtvanka, buvo atkirstas didžiulis plotas nerštaviečių, kurios buvo Nemuno vidurupy, Baltarusijos teritorijoje dabartiniai. Reiškia, ir lašišai praktiškai beliko Lietuvoje, toje Nemuno lašišos populiacijai beliko tik Neries baseinas. Ir per tos laikus, nuo 60 metų, kai buvo pastatyta užtvanka, iki 91, sakysim, turbūt 92 metų, išliko ta populiacijos dalis tik tai praktiškai Žeimenos upės švaraus vandens, šalto vandens dėka. Ir po to, kai buvo pastatyta Kauno hidroelektrinės užtvanka, buvo skirti pinigai kompensavimui šitų išteklių praradimo ir buvo įkurti 2 žuvininkystės ūkiai, veislynai tai buvo vadinta, Rusnėje ir Žeimenos veislynas prie Pabradės. Tačiau Rusnės veislyne, reiškia, buvo ne visai tinkamas vanduo lašišai veisti, plus jinai dar turėdavo plaukti gana aukštai tolyn. Ir šitas veislynas, reiškia, tokios savo funkcijos kaip ir neatliko. Liko tik tai Žeimenos veislynas, kuriame dirbo tuo metu Algirdas Rusakevičius, toksai ichtiologas. Na ir jisai ten per 3 metus buvo kažkiek to veisimo darbų pradėjęs, tačiau buvo nemažai nesėkmių ir šito veislyno darbas susijęs su lašišos veisimu praktiškai sustojo. Ir tada apie 80 metus berods, ar gal šiek tiek anksčiau, lašiša ir šlakės Lietuvoje buvo įrašyti Raudonąją knygą ir dalinai praktiškai palaidoti. Iki nepriklausomybės atkūrimo su lašiša, reiškia, tie dalykai buvo visiškai sustoję. Tačiau dar sovietmečiu 1985 metais, reiškia, toksai Vytautas Radaitis buvo Merkio klubo vienas kūrėjų muselininkų. Ir buvo mūsų jaunų tokių studentų, kurie pradėjome su Vytautu bandyti veisti dirbtinai šlakius, bet tai irgi toks buvo kaip pripuolamas darbas. Na ir po to, kadangi aš perėjau dirbti Klaipėdą, tai įsikūrė naujas skyrius mokslo akademijos, toks ekologijos problema vadinusi, ir tenai susibūrė tokių jaunų žmonių, kur mes nusprendėm, kad nuvelnę reiktų kažkaip tai. Negali būti, kad Lietuvoje tos lašišos nėra ir kad jos negalima būtų atauginti tiek, kad ją būtų galima gaudyti. Na ir buvo mūsų pirmos mintis, kad reiktų tą veislyną visgi statyti kažkur arčiau jūros, tai yra prie Šventosios upės. Statyti žuvitakius, buvom netgi padarę ir projektą ant Šventosios Laukžemės užtvankos ir buvom netgi numatę vietą, kur tas veislynas galėtų atsirasti. Bet tuomet jau šitom labai susidomėjo ir mūsų valdžia ir visgi buvo nuspręsta atgaivinti Žeimenos veislyną. Čia tokia istorija dar įdomi buvo, kad iš pradžių matyti nelabai buvo norėta visgi tos lašišos atkurti ir kada buvo ruošiamas Baltijos lašišos atkūrimo veiksmų planas visai Baltijos jūrai. Tai manęs tenais nelabai leisdavo valdžia važiuoti į tos posėdžius, tai aš dalyvaudavau posėdžiuose Švedijos delegacijos sudėty. Lietuvai nebuvo reikalingas, tokia istorija reiškia. Na ir galų gale tas planas buvo patvirtintas visai Baltijos jūrai, kadangi problema jau buvo pasidarius visoj Baltijos jūrai. Tuo metu 90% Baltijos lašišos, kurią gaudė verslininkai, buvo išveista veisyklose. Ir tik 10% likusios natūralios ir prasidėjo veisyklose dideli kritimai lašišos. Ir jau štai tada tam plane buvo įdėtas pirmas toksai ir svarbus labai mano požiūriu dalykas, kad reikia mažinti dirbtinį veistų dalį ir didinti laukinės dalį. Pas mūsų situacija buvo tokia, kad mes laukinės turėjome mažai ir mes neišvengiamai turėjom, reiškia, ją papildomai veisti, papildyti, reiškia, tą populiaciją, kuri gyvena upėse. Na ir tie veisimo darbai prasidėjo praktiškai apie 95 metus, buvo pradžia, kada buvo pradėtas rekonstruoti Žeimenos veislynas. Na ir veiksmų programa Lietuvos startavo 1998 metais. Tai va štai skaitykim tą datą, kada buvo pradėta jau valstybiniu mastu žuvinti Lietuvos upės, kuriuose galėtų gyventi lašiša.
Nuo tos dienos praėjus bemaž 20 metų, mokslininkų darbo vaisiai yra akivaizdūs. Žvejų sergančių velkiavimo virusų jūroje ar spiningavimo upėse kasdien tik daugėja. Ir ta liga nebūtų tokia stipri, jei nieko nepavyktų sugauti. Kasmet išleidžiama apie 200 000 jauniklių, reiškia, Lietuvos upės lašišos, ir tai duoda tą mūsų matomą rezultatą. Tačiau jisai galėtų būti tikriausiai geresnis ir pagal tą išleidžiamą kiekį, ir yra kažkur dar kažkokių trūkdžių, kas neleidžia matyti mums pasiekti dar geresnio rezultato. Tai sunku dabar pasakyti, mes bandome ieškoti tų priežasčių, ar tai yra kažkas ne visai gerai su ta išveista medžiaga, ar tai yra tiesiog kažkokie bendri biologiniai dalykai, kad šitie mūsų išveisti jaunikliukai ne visi turbūt iškeliauja į tą jūrą, ar tai yra visgi irgi tam tikra problema su tom, kad nerštiniai bandai grįžtant į upes, jinai yra gana apgaudoma tiek meškeriotojų, tiek žvejų verslininkų Kuršių mariose. Tačiau tai, kas visgi praeina, tai, ką mes matome, paskutinius 4 ar 5 metus mes jau turime kom pasidžiaugti tikrai. Dabar, sakysim taip, yra situacija tokia, kad yra gan stabilu. Taip. Ir norėtųsi, kad dar biški daugiau būtų, man asmeniškai. Kalbant apie laukinių Baltijos lašišų išteklius bei jų saugojimą jūroje, svarbiausių darbų Antanas Kontautas įvardyja verslinės žūklės ribojimą dreifiniais tinklais. Anot mokslininko, problemų būta ir be jų, tačiau šis draudimas tikrai padėjo išsaugoti laukinių lašišų gausą jūroje. Tai irgi yra susijęs su šito, reiškia, veiksmų planu Baltijos jūros lašišos išteklių atkūrimo, apie kurį jau minėjau, kuris baigės 20-ais, ir kuomet buvo uždrausta verslininkams naudoti dreifinius tinklus lašišai gaudyti, dėl to, kad išliktų daugiau laukinės lašišos, reiškia, nesugautos jūrai ir galėtų jinai plaukti į upės neršti. Manau, svarbiausiai, kokia buvo priežastis, kad jūroje dabar galima taip pagautos lašišos, tai kad sustabdyta buvo dreifinių tinklų naudojimas, kuomet plaukdavo po 20-15 km paviršinių tinklų ir gaudydavo tą lašišą, kuri Baltijos jūroje, reiškia, maitinasi ir bręsta nerštui. Dabar galima gaudyti ne vienam krašte ir mūsų žvejai taip pat gauna kvotas, bet ją jau reikia gaudyti ūdom arba paprastais tinklaičiais. Tas jau nelabai apsimoka ir nebeliko Švedijoje berods likę tik 4 versliniai žvejai iš viso Baltijos jūroje, kurie gaudo lašišas iš didžiulio buvusio laivyno. Super, daugiau palieka mums mėgėjams. Va, bet tai visiems lieka. Ir dabar, jeigu pasižiūrėt per visą Baltiją, tai Danija, Vokietija yra vienas didžiausių trolingistų kraštų praktiškai. Taip. Didžiausios varžybos Bornholme vyksta, reiškia. Suomiai, ko gero, patys pirmieji buvo pradėta trolingą, bet pas juos kažkaip ten nelabai taip įsivystė stipriai šitas dalykas, nes gal ten gėlesnė ta jūra ir gal šiek tiek mažiau būna tos besimaitinančios lašišos, jos daugiau suplaukia vis tiek į tą pagrindinį baseiną, čia link mūsų krantų, link Bornholmo. Tai tokiu atveju, kada supratom, kad ten jos tikrai yra, atsirado iš tikrųjų ir tų žmonių, kurie nori meškerioti jūroje, ir dabar šitas, galiu sakyti, vos netoksai kaip ir atskiras meškeriojimo sektorius, jisai tiesiog vystosi labai greit, per paskutinius 2-3 metus praktiškai. Kągi, už įdomų pasakojimą nuoširdžiai dėkojame Antanui Kontautui, o mes grįžtame į piktą ir vėjuotą jūrą, kurioje praėjusį savaitgalį išlaikėme gan rimtą kantrybės egzaminą. Pagaliau sulaukėme dvigubo kibimo, kuris tik dar kartą įrodė, kad lašišų jūroje yra daug ir jas ko gero sugauti galima bet kokiu oru. Tokias ekstremales supimo, bangavimo sąlygas jūroje gali ištverti ne kiekvienas žvejas, o ką jau kalbėti apie operatorių, kuris, tiesiog pašėrė kabutėse žuvį ir po to, kaip tyčia,
Na ir kibimai, 2 kibimai iš karto vienu metu. Kalbant apie kibimų serijas, tai jau tie 2 kibimai vienu metu jau nieko nebestebina. 4, 5, netgi ir 6 kibimai vienu metu užkibusios 6 lašišos. Žinoma, tai jau labai džiugina, retesni atvejai, tačiau būna ir taip nutinka. Reiškia, kad tos lašišos yra, jos plaukioja ne pavienės, jos plaukioja gana dideliais būriais ir dėl to atakuoja mūsų masalus tiesiog būriu. Ir tų būrių jūroje matomai yra nemaža, nes ekipažai plaukiantys vieni nuo kitų gana dideliais atstumais sužvejoja irgi ne po vieną lašišą vienu metu. Tos žuvies tikrai yra nemaža, nes labai daug pastangų deda ir Švedija, ir Suomija, na ir žinoma Lietuva, tam, kad tą lašišų populiaciją padidinti, išauginti, kad jos būtų kuo daugiau tos lašišos. Ir panašu, kad mokslininkų bei aplinkosaugininkų darbai nenueina veltui ir lašišos savo kibimais džiugina mus ne tik tai upėje, bet ir jūroje velkiaujant. Kągi, tokia štai mūsų laida šiandien. Sėkmingai pažvejojome jūroje, o grįžę į krantą džiaugiamės pagaliau pasiekę sausumą. O dabar su nekantrumu laukiame ledo. Jei tik jis bus saugus, laimę bandysime gręždami eketes, bet kol kas nuo šios užmačios susilaikome ir tą patį rekomenduojame žiūrovams. Juk sveikas protas tikrai daug svarbesnis už kelis pirmledžio ešeriukus. Na kągi, regis šiųmetės žiemos pradžia orais mūsų žvejų tikrai nelepina, tačiau kas ieško, tas randa. Toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas, kuriame tikrai gausu gražios žuvies. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką įspūdingo, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezuklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkursą laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai, ko gero geriausi kabliukai pasaulyje Owner, padovanos vertingus prizus. Praėjusią savaitę trofėjinio laimikio konkurse buvo ganėtinai karšta. Nuotraukos tiesiog plūstelėjo iš visos šalies kampelių, labai nustebino ir žuvies įvairovė. Žvejai sėkmingai gaudė lydekas, ešerius, starkius, vieną kitą vėgėlę. Sulaukėme ir monstriškos net 25 cm ilgio stintos nuotraukos. Kas kažkur jau rado ledą, kas žuvį gaudė ant atviro vandens, tačiau akivaizdu, kad bendra kibimo tendencija tikrai pagerėjo ir daugelis prasto oro nepabūgusių žvejų sėkmingai dirba prie vandens. Na o šią, kaip ir praėjusią savaitę, vėl apdovanosime meškeriotoją sugavusį milžinišką starkį. Šį kartą tai Olegas Vengrauskas, kuris Kauno mariose suviliojo 7 kg 540 g svėrusį starkį. Žuvis tiesa buvo sugauta prieš mėnesį, tačiau esmės tai nekeičia. 91 cm ilgio plėšrūnas susigundė silikoniniu masalu ir po įtemptos kovos atsidūrė žvejo rankose. Sveikiname Olegą, jam atitenka mūsų laidos draugų, ko gero geriausių kabliukų pasaulyje Owner įsteigtas prizas. O žiūrovams primename, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Alaskan. Žvejo apranga šaltam ir labai šaltam orui. Alaskan. Naujiena Lietuvoje.